Bet aišku, nebūčiau aš, jei nebūčiau žioplys. Nieko nesakykit. Šiandien ne mano diena. Radom aukso puodą. Kai tik pradedu įsikūrinėti, ant minčių toks užeina juodas debesis. Pavasarėja, jau pavasarėja. Šiandien labai pavasariškas miškas. Saulė džiugina, nedžiugina labai stiprus vėjas. Visai taip žvarbu, nors turėtų iki 8 laipsnių sukilti. Tai šiam planas aplankyti Pilkapius ir įsikurti. Gal šįkart pavyks anksčiau įsikurti. Bet galbūt ne visi žino, kas yra Pilkapis ar Pilkapynas, ką jūs matot man už nugaros. Tai senovės baltų kapai. Tai būtent šitie už manęs yra supilti 9-12 amžiui. Tai čia jau visai jų pabaiga. Skaičiau, kad 12-13 amžiui kažkaip jie taip staigiai nutrūksta ir nelabai jų beformuodavo. Tai įdomi, kodėl čia taip. Bet būtent šitose Pilkapiuose už manęs tai buvo rasta ir žalvarinių dirbinių, ir liekanų žmogaus, ir man atrodo papuošalų. Tai man taip labai įdomu, kiek kartų aš esu ėjęs miške per kokį kalnelį ar kauburėlį ir peržengęs tiesiog kapą senovinį. Čia jau dabar nesužinosi. Ir vis buvo archeologai spėliodavo, kodėl jos tokius aukštus pildavo, kodėl žmonės vargindavosi tiek žemės supilti. Tai buvo galvojama, kad seniau velionio sielai būdavo linkima pakilti kuo aukščiau, pasiekti tą pakilimo tašką, o mitologijoje dažnai ir būdavo tas pakilimo taškas aukščiausiasis vaizduojamas kaip kalnas. Tai čia tokia labai tokia įdomi simbolinė reikšmė. Mano planas dabar yra nueiti iki ežerėlio, ežero. Čia yra kokie 6 ežeriukai nedideli, visai vienas šalia kito. Tai einu dabar prie vieno tokio didesnio, kuris turi didžiausią miško plotą aplinkui. Ieškoti vietos, jeigu ne, reikės žiūrėti kitus. Jeigu nei vienas netiks, ką žinau, vėl vidury miško. O ko niek nesakot, kad su naujais batais? Jau biški apteplioti, atgavau dovanų. Man atrodo, mano kariminė energija pradėjo valytis. Taip nesisekė su batais ir pagaliau gavau waterproofinius dovanų. 5 kilometrus nuėjau dar, per daug nieko nesakysiu, papasakosiu, kai jau įsikursiu, bus aiškiau. Nu, žinokit, nežinau, ar vėliau ras tobulesnį ežerą. Labai gražu, čia bebrų užtvanka girdisi. Bebrų darbą. Tai varysiu palei pakrantę, ieškosiu vienos vietos. Čia tai labai taip erdvu ir gera, bet nu, čia toks nusileidimas atviras labai, tai nesinori prie per daug atvirai būti. Bet man čia jau patinka. Bet aišku, nebūčiau aš, jei nebūčiau žioplys. Buvau prisisekęs pjūkliuką ir pamečiau. Karoči, palieku, jaučiu čia daiktus ir bėgu ieškoti. Daiktai šiek tiek paslėpti. Ir žiūrės, pjūkliukas tai žalias, Army Green spalvos. Ir visur dabar žalia, nu bet gal tikiuosi rasti. Nu, atėjau iki tos vietos, kur išsitraukiau aš jį pirmą kartą, nes ieškau Fatwoodo. Ir nėra, iki jos ėjau to pačiu keliu. Nu, buvo vienas nukrypimas, tai vat grįšiu dar ten, nes ten toks miškinga vietovė. Nu, bet aš negaliu patikėti. Nu, taip žioplai. Vau. Nu, nebėra. Tai ką aš galiu pasakyti? Trumpą reziumė mano miškų. Pirmas miškas – sudeginti batai. Antra miške
Kaip nekeista, man atrodo, nieko nepamečiau. Trečiam miške sulaužiau savo mylimiausią peilį. Ir ketvirtam miške pamečiau pjūklą. Vau! O tik pasidžiaugiau, kad gavau dovanų batus. Sakau, Karminę savo energiją atpirkau. Jo. Čia dar tikiuosi ras, bet pažiūrėjau kameroj ir žinau, nuo kur aš jau jo tikrai nebeturėjau prisisegęs. Ir čia vat paskutiniai keli metrai dabar eina, tai aš galvoju, kad kažkas tikrai bus nukosėjęs. Nu blemba, nu kad, bet ir kaip jį pamest, nu žodžiu, žioplys. Sudeginta buvo daug brangaus laiko. Buvo nuotaikėlė, tai pačiam viršuj, bele kaip geras oras, labai fainas ežeras. Ir bum, nu bet nieko. Čia tik daiktas. Aš vat labai esu savininkiškas ant daiktų, tai jaučiu, gaunu pamokų, kad reikia paleisti. Grūzas tik tais, kad tik 3 išėjimai buvo su juo, bet nieko, ne karvė kainuoja. Biški dabar greitos energijos ir varau ieškoti gražios vietelės. Čia užgaudžiau arba žuvis, arba bebrus. Nu blemba, tik priejau, biškį sutrepsėjau, visas ledas sučeižėjo ir kažkas nuplaukė. Toks jausmas, kad čia dujos kokios. Nu čia burbulai tiesiog didžiausi. Matėt? Kai koks mini banginis pakilo. Nelabai suprantu, kas čia yra. Belia kaip faina vieta. Bet labai nelygi žemė. Ir šį kad ne hamakį mėgosiu, tai... Suprantu, kad aš dabar turiu vandeniu atsparius batus, bet... Aš tikrai čia neisiu. Priėjom pelkyną, toliau neisiu. Atgal nelabai yra spotų. Radau čia tokį plius minus lygų žemės lopinėlį. Tik jį dabar reikia išsivalyti. Čia tiek bebrų yra. Čia vien nuvirtę medžiai ir apgriaužti. Tai iš vienos pusės gerai bus čia malkų. Bet ar nereiks man biškį pajudėti su bebrais? Tai šlapoka čia visai, bet apsirink medžius ir pastatyti namus. Radom aukso puodą. Pradėjau ieškoti eglišakių visokių. Radau čia taip pušų nukritusių. Nu, bet galvoju, šiek tiek bus minkščiau. Ir bum! Radau eglės viršūnę. Nekirtau, nes nepasiekčiau. Tai jau šiąnakt guolis bus. Oi. Kol čia statau namus, galvojau pasidalinti su mintim. Kaip įdomiai jau 4 mišką iš eilės, kai tik pradedu įsikūrinėti, ant minčių toks užeina juodas debesis. Atrodo, blemba greičiau ateitų rytojus, tipo, įsės į mašiną, patogiai grįžti, žinai, namai. Ir tada aš grįžtu namo ir tą pačią minutę noriu vėl atgal į mišką. Ir aš niekaip nesuprantu, kas čia yra, ar čia kad vienas eini ir kažkaip tiesiog atrodo, ar trūksta kažko, ar čia kad neįpratęs, kad nejauku, ar kad pavargęs. Nu, bet taip labai įdomu ir dabar jaučiu, kad aš visas toks savo mintyse paskendęs, įsikūrinėju ir sakau 4 kartą. Ir šį kartą tai realiai ilgesnė jau diena, yra saulutė, atrodo turėtų to pozityvo būt, bet kažkaip įdomiai. Bet šiaip kiekvieną kartą biškį vis lengviau atrodo. Bet įdomu, ar čia visada toks bus reikalas, ar galų gale bus dzin, išmoksiu. Tai įdomu, ar man vienam čia, ar ir kitiem tai būna. Nebuvo protinga pirmą susimest
eglišakius ir tada statyti tentą. Reikia perdėti. Reikėjo biškį aukštesnį pasidaryti. Nieko nesakykit. Šiandien ne mano diena. Bet dabar viskas, namai yra. Užkast reikia. Lengvai su arbatėlė ir vėliau vakare jau darytis vakarienę. Nu, bent jau iš pjūklo ieškojimo išėjo į naudą tas, kad ištestavau batus greitame ėjime ir bėgime. Kol kas atlaikė. Aišku, dabar pakankamai sausa miške, nu čia dabar biški buvo pelkynai, tai negalėjau užtestuoti, ar tikrai nepraleidžia vandens, bet blemba šiaip patogus. Nu, tipo, nėra, irgi man tas testavimas prieš 2 savaitės, kai buvau miške, tai belė kokią pūslę prisivariau ant kulno ir dabar ten žaizda. Tai aš čia šiandien apibintavęs esu, tai nu biški jaučiasi, kai eini, bet nu blemba, tai ten žaizda. Tai šiaip batukai, juos dabar galima pirkti, jeigu neklystu, tik Getbekse. Tai gal įdėsiu kokią nuorodą į aprašymą. Tai Grisport batukai man labai patikti. O žinot, kas pietum? Nu, ne pietum, užkandžiui. Lidlo bandelė su dešrelė. Mano priklausomybė. Aišku, šilta skanesnė, bet grįžo mano Nemesis, pirmam klipe nepavyko įskelti ugnies nuo kibirkšties, bet šiandien pamiršau pasiimti žatvėlį, tiksliau mano senasis pasibaigė ir pamiršau nusipirkti. Galvau būsiu visai be ugnies, bet prisimenu, kad turiu viryklytę dujinę ir ten yra su kibirkštim. Tai iš bėdos viskas gerai, bet vis tiek yra azartas, nu reikia. Tai pasiruošiau, atrodo gerai. Turiu ir Fatwoodo, ir šito beržo tošies ir prisidariau smulkių, sakiau, pagaliukų. Nu tai pagaliau atrodo, nu va dabar man pavyks. Biškai reikia drožlių pridaryti, kad pagautų kibirkštį lengviau. Bet man atrodo, mano šitas labai prastas. Dabar bandžiau jį biškį, jis kaip oksidavęsis atrodo. Bandžiau prakibirkščiuot, nu taip sunkiai. Nu ir labai norėčiau pasakyti, kad užkūriau su kibirkštim, bet žinokit, kiek aš paaukojau savo sveikatos ir nepavyko. Ir aš supratau, kad mano kibirkščiokas tas Gaidys, atsiprašant, Gaidys. Čia vos atnešiau mini ugnelę, ką aš buvau ten paruošęs, tarsi ten sprogo atrodo, užsižiebė ugnis tiesiog. Ir buvo man su ta kibirkštim vienu momentu, tai pagavo biškį ir baigės. Tai žodžiu. Reiks nusipirkti kitą ir kitam kartui bandyti vėl. Aš nepasiduosiu. Nu. Atėjo laikas kažkam mėgstamiausiai daliai, kažkam, pavyzdžiui, man nemėgstamiausiai daliai, tai vakarienės gaminimas. Oi, šiandien darysim, nežinau kaip pavadinti, ne sumuštinis, bet ir ne kebabas. Žodžiu, pita su
su sūriu, daug sūrio, vištiena, daržovės, padažai. Simple, bet visai turėtų būti skaniai. Kepsim vištą. Kepsiu vištą. Kas šitą daugiskaitą? Mano paslaptis, jeigu norit skanios vištienos, tai nepirkit krūtinėlės. Aš tai buvau durnas, kai ten auginau svorį ir panašiai, pastoviai tik tais krūtinėlė, ten belė kaip sausa. Tai aš dažniausiai perku šlaunelių mėsą. Jin gal ne taip išvaizdžiai atrodo, bet kai ją apsidoroji, ledas. Ir reikia labai gerai įkaitinti keptuvę, kad prilietus būtų dabar dar nebuvo. Bomba. Skunda kaip seniai. Turėjau namie biškį užtepėlės dar. Sunaudosim. Vis laik susitarkuoji sūrį iš anksto ir jis vėl tiesiog tampa vienas sūris. Negerai. O, mama. Nu šitas tikrai bus amazing. Aš jau matau. Nu. Padas traškus. Viršus visai minkštas. Oho. Nežinau. Lengva pagaminti. Atrodo gerai. Nu įdomu, kaip čia. Viskas labai gerai. Biškį reikėjo dar pašildyti, bet vieną pusę pradėjo degti. Tai labiau pašildyti. Gal biškį aštrumo, bet šiaip ledas. Ir aišku, Freeway Cola. Viską susipakavau. Dabar reikia paspaksoti laužą. Gal užmigt. Keista šiandien dieną, vau. Bet žinau, kodėl. Vakar užsivėlinau nueit miegot. Tai šiandien galva visai netaip dirba. Nepasiėmiau žieminės kepurės. Tai reikia tikėti, sausis nešals. Pjūklą pamečiau. Suspjaušiau rankas bele kaip. Turiu 3 įpjovimus ir ant delno, vidury delno pūslę.
nuo kapojimo, nes tas kirvukas, jis nebuvo skirtas tam. Bet nežinau. Keista diena, bet visokių reikia. Tai varau pasigulinėti ir jei nieko įdomaus neįvyks, tai pasilabinsim ryte. Tai labą rytą. Biškai pašalau, bet jau šiltėja naktis. Nors vakar turėjo būti iki 8 laipsnių ir tada naktį šalt iki -1. Tai gal ir buvo minusas. Oi, gaila saulutė nešviečia į mano pusę. Bet ką? Pusryčiai. Blemba, negaliu palikti miško neišbandęs, ar jie iš tikrųjų waterproofiniai. Vakar buvo visai sausa, tai tikėkimės. Juokauju. Tai čia dovana nuo draugų, bet jie šitos batus bando atnešti Lietuvos rinką. Tai Grisport. Man kol kas patinka. Nieko nesidarėm, kada aš čia primeluosiu, kokie čia figieni. Gerai, vieną dalyko prašė nesudegint batų. Sakė, neturi waterproofinių ir fireproofinių. Bet vienintelis minusas, tai biški slidus raišteliai, bet man ir su praeitais tas pats ir su mano bėgimo kedais labai slidus. Tai aš nežinau, čia šių laikų bairiai. Bet tai čia. Liuks. Dabar gali eiti į žvejybą. Dar vienas nuotykis pasibaigė. Šį kartą toks kažkoks keistas, bent jau man labai keistai jaučiaus. Tiek vakar, šiandien jau gerai. Bet, visokių bus tų išėjimų. Tai jei norit ir toliau stebėti mano pažintį su gamta, labiau ne pažintį, o failus, tai paspausk tą prenumeruot mygtuką. Ir man gerai, ir tau faina. Ką šiandien tiek. Iki.